Kandidozė, dar vadinama mieliagrybio arba pienligė, sukelia nemalonių pojūčių vyrams ir jie gali pasireikšti tikrai tais simptomais, kurie bus nelabai malonus. Apie ką aš kalbu? Todėl, kad niežėjimas arba deginimas lytinių organų srityje, paraudimas ar patinimas varpos galvutės srityje, balkšvos apnašos ant varpos galvutės primenančios varškę, taip, kai kurie vyrai apie tai ir kalba, ar ne? Varškė ant zalūpos, bet tai dėja ne tas, ką jie norėtų turėti. Baltus dėmes ar antbėrimai ant varpos, diskomfortas šlapinantis arba net lytinių santykių metu ir be jokios abejonės nemalonus kvapas ar išskyrus. Aišku, tai būna rečiau ir dažniausiai tai pasitaiko moterų tarpe. Ir kada reikėtų kreiptis pas gydytoją. Jeigu pastebėjote bent vieną iš šių simptomų, geriausia būtų kreiptis pas gydytoją arba pas dermovenerologą iš karto. Tačiau galit parašyti ir man, aišku, galėsim pasitart, bet reikia svarbu žinoti, dėl ko dar atsiranda kandidozė. Tai nebūtinai dėl lytinio kontakto, bet ir dėl streso, antibiotikų vartojimų, cukrinio diabeto arba net susilpnėjusios imuniteto sistemos. Daugiau apie kandidozę galite pažiūrėti mano visuose video apie tai, ką daryti, kaip spręsti šią problemą. O jeigu ne, parašykite tiesiog man, pasitarsime, kokioje stadijoje jūs esat ir ką galima padaryti.